Savas garsas. Sveiki! Ankstų spalio 21-osios rytą iš progimnazijos į Vokietiją išvyko aštuntokės Dovilė Urbanavičiūtė, Monika Vaidotaitė, Miglė Raginytė, Austė Padervinskaitė, Giedrė Kemežytė, Martyna Varslavėnaitė, Joana Trečiokaitė bei Viktorija Safancikaitė. Kartu su mūsų mokyklos mokiniais išvyko ir 8 Minties gimnazijos mokiniai. Kelionėje moksleivius lydės mūsų progimnazijos anglų kalbos mokytoja Eglė Valikonienė bei Minties gimnazijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja Violeta Vaitaitienė. Jau tradicija tapusi mainų programa su Einšteino gimnazija Vokietijoje. Vaikai Duisburgo miestą pasieks pirmadienį spalio 22-osios vakare, o svečiai iš Vokietijos į Lietuvą atvyks vasaros pradžioje, birželio mėnesį. Nors ir labai ankstyvą rytą, bet išlydėti mokinių nepatingėjome atvykti ir mes. Ta proga pakalbinome vykstančias mokinės bei mokytas. Pirmoje dalyje išgirsite pokalbį su 8 klasės mokinė Dovilė Urbanavičiūtė. Ar žinai, kur apsistosite? Nežinau, bet mane turėtų pasitikti. Ką veiksite nuvykę? Girdėjau, mokytojas sakė, kad vaikščiosim po muziejus, eisime į kasyklą. Tik tiek. Bet bus 1-2 pamokos mokykloje. Ir viskas. Aišku, ką vežiesi lauktuvėms? Pilna lietuviškų saldainių, pavyzdžiui, kaip Rūta, Pergalė, Karūna ir magnetuką lietuvišką, su Lietuva aprašyta. Ar pirmą kartą apsilankysi Vokietijoje? Ne. Ką ten veikiai, kiek kartų esi bus? Būsi 2 kartus ir keliavau pas giminę. Ar labai lauki kelionės? Šiauriai. Ar žinai, kiek laiko vyksite? Nekantrauji? Žinau, kad vyksime 2 dienas, šiandien iš ryto ir pirmadienį vakare būsime, apsistosime Lenkijoje, viešbutį. Daug rašysi ilgai dėjusi daiktus? O Bože, aš labai ilgai gavau ką įsidėti. Pirmai buvau susidėjus pilną lagaminą. Man netilpo, bet vėliau pusę rūbų ištraukiau ir sutilpo. Net aukštakulnių nepasiėmiau, nes nebuvo galima. Galbūt bijai prieš kelionę, dabar labai jaudinės? Ne, nesijaudinti, tiesiog jaudinsiuos tada, kada atvažiuosiu, nes aš nežinau, kaip aš šnekėsiu. O šiaip vokiečių kalbą gerai moki, žinai? Žinau vokiečių kalbą, kiek, moku truputėlį, susišnekėti galėsiu. Kaip girdėjote, Dovilė visiškai nesijaudino prieš kelionę, tačiau taip jautėsi ne visi. Klausykime Moniką. Nieko tokio brangaus tikrai nesivežu, vežuosi dėžę saldainių, apyrankę su Lietuvos atributika ir tušinuką ir be abejo magnetukas. Ką tikiesi išvysti Vokietijoje? Ką tikiuosi? Manau, kad malonius žmonės, nes užsieniečiai visą laiką lietuviams malonus. Galbūt ką nors tokio, ko nesu mačiusi. Ar labai lauki kelionės? Laukiu tikrai, bet yra tokia panika, kad nežinai kas kaip kur. Pirmą kartą, kai važiuoji, tai šis labai sudėtinga čia. Tai pirmą kartą lankaisi Vokietijoje? Taip. Daug rašysi, ilgai kroveisi daiktus? 2 dienas. Viskas įsikroviau ir dabar galvoju, ką nors nepamiršau. Ne per daug daiktų? Ne, manau, aišku, rūbą visą laiką pasiėmu per daug ir visą kitą. Galbūt mokytojai užsiminė, ką veiksite? Pasakė tik porą, tai kad mes iš Duisburgo važiuosim Kielno aplankyti, tada atrakcionai, šiaip sakė, daug labai vaikščiosim. Aišku, ar labai bijai jaudinės prieš kelionę? Panika. Visiška panikos viršūnė. Plačiau apie šią mainų programą paprašėme papasakoti mokytoją Eglę Valikonienę. Taigi, klausome. Kiek metų mūsų mokykla dalyvauja šiame projekte? Nuo 94 ar 95. Ką tikitės išvysti nuvykę į Vokietiją? Pabendrauti su mokyklos mokytojais, pabendrauti su vaikais, taip pat pasižiūrėti, kadangi esu anglų kalbos mokytoja, anglų kalbos pamoką pastebėti, aplankyti įžymias vietas ir gerai praleisti laiką.
Ar pirmais metais dalyvaujate šiame projekte? Išvažiuoju į Vokietiją pirmais metais, bet prieš, kokius 8 metus esu dalyvavusi, kai buvo vokiečiai atvykę pas mus. Esu su jais važinėjusi. Ką tikitės išvysti Vokietijoje? Gražų miestą, gerus žmonės, draugiškus visus. Galbūt esate kai ką planavę nuveikti, nes vaikai pasakojo, kad vaikščiosite į muziejus. Tiksliai programos nežinau, bet manau, kad metalurgijos muziejuje būsime, kadangi pramonė ten labai išvystyta yra. Taip pat, ko gero, vieną dieną vyksime į Kiolną. Galbūt apsilankysime šokolado fabrike žymiajame. Na ir taip, gal dar kažkur. Kiek vaikų vyksta šį kartą iš mūsų mokyklos ir iš Minties gimnazijos? Iš mūsų 8 mergaitės, iš Minties 8 vaikai taip pat ir 2 mokytojai. Kada planuojate sugrįžti? Planuojame sugrįžti pirmadienį po savaitės, tai bus 30 ar 29 berods, apie 12 valandą. Ką vežate lauktuvėms? Galbūt kažką įdomus? Lauktuvę mes vežamės 2 spalvingas įdomias knygas apie Lietuvą. Taip pat vežamės 4 švenčionėlio arbatos rinkinius. Ir asmeniškai visi dar esame įsidėję po kažkokią tai smulkmenėlę suvenyrą. Šeimoms arba mokytojams, vaikams. Kur tiksliai vyksite, kur apsistosite? Apsistosime Duisburgo mieste. Lankysimės Albert Einšteino gimnazijoje. Vaikai gyvens šeimose. Pas mus viena šeima. Vokietijoje viena šeima priims 2 net mergaitės. Porelę. O kada į Lietuvą atvyksite čia iš Vokietijos, kur jie apsistos? Vaikai irgi apsistos šeimose pas mūsų vaikus, o mokytojai pas mokytojų šeimas. Ar nekantraujate nuvykti ir ar pirmą kartą svečiuositės Vokietijoje? Vokietijoje ne pirmą kartą, bet Duisburge būsiu pirmą kartą. Ir džiugu, ir neramu tuo pačiu. Mergaitės geros, tikiuosi viskas bus gerai, kelionė bus saugi ir patogi, o kaip ten toliau bus, viskas bus matyti. Tikiuosi geriausio. Kokiu tikslu vykstate? Ir tai mainų programa ar projektas? Taip, tai yra mainų programa. Tikiuosi užmegzti gilesnius ryšius su mokytojais ir pačia mokykla. Taip pat žiūrėsime, ką siūlys vokiečiai ir norėtumėm kažkokių dar gal kitų naujesnių projektų. Mainų programoje taip pat dalyvauja ir Minties gimnazija. Apie tai išsamiau direktorius pavaduotoja Violeta Vaitaitienė. Kokiu tikslu jūsų mokykla dalyvauja šiame projekte? Kaip ir visos pasikeitimo programos, tai yra susipažinti su bendramžiais, 15-mečiais, 14-mečiais vokiečiais, kurie mokosi Einšteino gimnazijoje, aplankyti juos, aplankyti jų miestą, pabūti jų pamokose, susidraugauti ir po to laukti jų atvažiuojant. Kiek metų jūsų mokykla dalyvauja šiame projekte? Kiek aš žinau, 2 ar 3, turbūt 3. Tai visai neseniai. Taip. Ką vežate lauktuvėms? Suvenyrus apie Vilnių, atvirukus, albumus, magnetukus. Nežinote, o kur planuoja apsistoti mokytojai? Viešbutyje, šalia Einšteino gimnazijos. O vaikai šeimose, taip? Taip. Vakar anksti ryte išvykę mokiniai dar nepasiekė Duisburgo miesto, tačiau vakare jau turėtų būti nuvykę. O mes galime tik palinkėti jiems gerų įspūdžių ir lauksime sugrįžtančių. Reportažą paruošiau aš Orinta ir geros dienos visiems. Savas garsas.